Narkotikai, žolė, visi kokie įmanoma svaiginimosi būdai buvo mano lentynoj, nuo tų pačių klijų, benzino. Man pastatė lagaminus ir pasakė, nori vartoti, eik, vartok. Nori sveikti, daryti kažką, daryk. Paskambinau į priklausomybės ligų centrą ir pasakiau, kad aš turiu problemą. Padėkit, prašau. Sveiki, Valdas mano vardas, aš esu priklausomas, kaip bebūtų keista šiai dienai sakyti priklausomas, į tai įeina daug kas. Man visą laiką norėjosi sakyti priklausomas, bet kai aš papuoliau į gydymo įstaigą, apie kurią papasakosiu, man ten reikėjo prisistatinėti kaip Valdas esu alkoholikas, Valdas esu narkomanas, Valdas esu kompulsyvus lošėjas. Ir man tas labai nepatiko. Man tas labai nepatiko dėl to, kad aš galvojau, kad aš turiu tik tai vieną problemą su viena medžiaga ir man reikia patraukti tą medžiagą iš mano gyvenimo ir mano gyvenimas tiesiog bus toks, koks jisai yra, nes jisai man labai patinka. Visą tą mano gyvenimą griovė tik tai viena medžiaga. Ten iki kokios 5 klasės man labai gerai viskas sekėsi. Man sekėsi mokykloje, man sekėsi su draugais, aš turėjau pomėgius kažkokius, tai turėjau savo hobius. Man labai patikdavo teatras, man patikdavo kino studija. Man tiesiog gera būdavo leisti laiką tenai. Ir aš save mačiau tenai, ne? Aš norėjau būti tas klounas, aš norėjau vaidinti, aš norėjau būti matomas, ne, aš norėjau, kad man plotų žmonės. Ir iki 5 klasės labai gerai viskas sekėsi, ne, 5 klasėje, tai kiek čia metų 7, 5 klasė 12, ne, 12 metų aš pavartojau. Vartojau alkoholio, cigaretės, alkoholis ir nuo tos dienos viskas užsisuko. Pasibaigė mano hobiai, pasibaigė mano aktorystė, pasibaigė mano plojimai, ne? Aš perkeliau visą savo teatrą, perkeliau į gatvę. Tam, kad mane klausytų, matytų ir atkreiptų į mane dėmesį, man tiesiog reikėjo būti klounu ir daryti tai, ką daro kiti. Aš labai gerai jaučiausi tarp vyresnių draugų, kurie daro nusikaltimus, nesąmonės. Ir tam, kad mane priimtų, man reikėjo daryti tai, ką jie darė. Ir plius dar juokinti juos, ne, savo bajeriukais kažkokiais tai tenai, išugdytais nuo vaikystės teatro bajeriukais ten ir taip toliau. 12 metų gėrimai, 15 metų narkotikai, lengvi, kaip ir visi labai gerai čia sako, kad kas čia yra žolytė, nuo žolytės viskas prasideda. Tai yra mano patirtis, aš nesu specialistas, aš jums pasakoju, kas atsitiko mano gyvenime, kaip aš išgyvenau visą tai. Aš nežinau iš vis, kodėl aš gyvas sėdžiu. Narkotikai, žolė ir visi kokie įmanoma svaiginimosi būdai buvo mano lentynoj, nuo tų pačių klijų, benzino ir dar visokiausių tenai tablečių ir visokių miksų.
labai daug neįsiplėsiu, bet pasakysiu tai, kad nuo 12 iki 38 metų aš vartojau. Vieną arba kitą medžiagą aš vartojau. Nežinau, iš kur tas polinkis atėjo. Tiesiog norėjusi pritapti. Norėjusi pritapti draugų kompanijai, norėjusi daryti blogus dalykus, norėjusi būti pastebimam ir visiškai nesuvokiant realybės kaip kompiuteriniam žaidime, negalvojant apie pasekmes, tiesiog gyventi tokį gyvenimo būdą. Tai dienai aš nežinojau visiškai nieko apie sveikimą, man tai atrodė, kad tai yra normalus gyvenimas, man tai buvo tiesiog gatvės spektaklis kažkoks tai ir aš tiesiog realizuoju save tenai, bet tam, kad aš tai daryčiau, man reikėjo vartoti. Aš nebesijaučiau, nepavartojęs, aš nebesijaučiau gerai. Aš buvau kažkokioj tai, nežinau kaip pasakyti, tokioj kaip limbo būsenoje, ne, visiškai nemačiau prasmės gyvenimo, visiškai nesupratau tos gyvenimo prasmės. Aš tiesiog mačiau vieną tunelį, vienas tunelinis mąstymas, kaip pavartoti, kaip rasti būdų pavartoti dar ir dar ir dar. Visiškai nebuvo jokios kliūtis nuskriausti žmonės, apvogti žmonės. Tai buvo tiesiog normalus gyvenimas. Ir tie žmonės, kuriuos aš matydavau aplinkui, važinėjantis su automobiliais, ne, jau mano kaip ir bendramžiai važinėjo automobilius, ten gražiai apsirengę. Aš jas tiesiog vadindavau durniais, ne, jie nežino kaip gyventi. Gyventi reikia taip, kaip aš gyvenu. Aš savęs iš šono nemačiau, man niekas nepasakė, kad tavo gyvenimas slysta. Mokyklose, ugdymo įstaigose jokios informacijos nebūdavo. Kur mane tas veda, ne? Aš nieko nesuprasdavau visiškai. Aš ryte atsikeliu, man abstinencija ir man vienas tik tai galvoja, kaip pataisyti sveikatą. Pataisiu sveikatą, aš jau ieškau būdų, kaip man gauti dar. Būdavo mintis tokios, kad aš turėsiu narkotikų šiandien ir aš turėsiu narkotikų rytoj, pasiliksiu rytdienai, kad man nebūtų abstinencijos iš ryto. Pas mane, kaip priklausomą žmogų, tokių dalykų nebūna, kad aš pasiliksiu iki ryto. Aš suvartosiu viską ir pasakysiu savo, save apgausiu, kad rytoj aš sugalvosiu kažką kitą. Šiandien man gerai, šiandien aš dar turiu, aš damušiu viską, o rytoj jau bus kaip bus. Ir ryte atsikeli ir galvoji, paturėjau aš save vakar ir šiandien vėl nauja diena ir lygiai tokia pati kaip vakar. Aš turiu eiti ir galvoti ir vogti ir daryti nusikaltimus. Kas mane paskatino sveikti? Atėjo tokia viena diena, kad, man atrodo, man buvo 30 metų ir man tiesiog aš rūkiau, gėriau, lošiau ir narkotikus vartojau. 30 metų man tiesiog kažkas tai galvoj persijungė, aš neparūkiau. Neparūkiau cigaretės tą dieną. Ir nuo tos dienos aš nerūkau cigarečių. Man dabar 42, aš nerūkau 12 metų, cigarečių aš nerūkau 12 metų. Bet aš toliau gyvenau tą gyvenimą su alkoholiu, lošimais ir narkotikais. Aš sukūriau šeimą, pas mane gimė dukra. Ir aš supratau, kad aš negaliu vartoti daugiau. Man reikia kažką daryti. Man reikia, aš turiu šeimą, aš esu šitoje visoje sistemoje ir man reikia auginti vaiką, man reikia būti atsakingų vyrų, man reikia būti atsakingų visuomenės narių. Bet visą tai aš galvojau, kad aš padarysiu per pinigus. Aš pradėjau ieškotis, man labai sunku buvo pripažinti, kad aš turiu kažkokias problemas. Ne? Man visą laiką tik tai atrodydavo, kad aš turiu problemą su viena medžiaga, su sunkiais narkotikais.
Aš atsikratysiu sunkių narkotikų ir aš toliau gyvensiu savo gyvenimą, gersiu alų, nes jis man labai patinka, man labai skanu ir viskas bus ok. Aš susirandu kliniką, aš važiuoju detoksikuotis, aš moku didelius pinigus už detoksikaciją, mane pralaiko 5 paras tenai, mane pravalo, aš grįžtu į gyvenimą. Ir aš sakau, koks aš fainas, viskas, baigėsi, aš atsikračiau medžiagos, bet aš toliau gyvenu savo tą gyvenimą, tą supūvusi gyvenimą, aš toliau geriu alų, aš toliau einu žaisti ir aš negaliu išgyventi jausmų, kada aš pralošiu. Aš nueinu, aš pralošiu nemažą pinigų sumą ir aš tada labai stipriai save kaltinu ir aš nežinau, kaip tai išgyventi. Ir tada geniali mintis ateina. Pas mane abstinencijos nebėra. Aš galiu vieną kartą pavartoti, kad susireguliuoti visus jausmus, kaltės jausmą ir taip toliau. O čia ir yra apgaulė. Aš pavartoju vieną kartą, kitą savaitę aš pavartoju 2 kartus, dar kitą savaitę aš pavartoju 3 kartus, ir praeina 3 mėnesiai ir aš vėl ten pat. Aš vėl vartoju kiekvieną dieną, pas mane abstinencija ir aš suprantu, kad man reikia į detoksikaciją. Aš vėl sumokėsiu pinigus. Taigi aš jau buvau pasveikęs. Aš vėl sumokėsiu pinigus ir aš jau dabar žinau, ką daryti. Aš visą laiką žinojau, ką daryti. Aš žinojau geriausiai, niekas kitas daugiau nežino kaip. Aš vėl važiuoju į detoksikaciją, mane pradetoksikuoja, aš grįžtu, vėl viskas ok ir vėl aš grįžtu į tą patį gyvenimą. Ir vėl tas pats. Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Ir tai buvo gal 3 kartus. Tenai, tuose gydymo įstaigose, niekas nesuinteresuotas, kad tu sveiktum. Niekas tau nepasakys, kur tau toliau eiti. Nes detoksikacija tai yra pirmas žingsnis. Taip, aš pasidaviau, taip, aš noriu sveikti, bet tai tik tai yra vienas iš tų įrankių pačios pradžios, kad manęs fiziškai nelaužytų. O ką toliau daryti? Aš grįžtu į tą patį gyvenimą, bet aš neturiu įrankių, ką daryti, kaip daryti. Man niekas nenukreipė, man niekas nepasakė. Paskutinį kartą, kai aš nuvažiavau į tą detoksikaciją, aš jau siuvausi ampulę, jau man pasakė, kad užsisiūsi ampulę ir jau tau viskas bus gerai. Man užsiuvo tą ampulę, 3 mėnesiai, ampulė ištirpo, aš tą pačią minutę stovėjau pas dylerį ant slenksčio. Visiškas nevaldomumas. Kada prasidėjo jau sveikimas, aš skaičiuoju, nuo 2018 metų, lapkričio 12 dienos prasidėjo sveikimas. Tada, kada mane išvarė iš namų. Man pastatė lagaminus ir pasakė, nori vartoti? Eik, vartok. Nori sveikti? Daryti kažką? Daryk. Bet kažkokiu tai kitokiu būdu. Nedarant tą pačią klaidą ir tikintis kito rezultato. Tada aš pamyniau savo principus, paskambinau į priklausomybės ligų centrą ir pasakiau, kad aš turiu problemų. Padėkit, prašau. Tai buvo pirmas pagalbos šauksmas. Ne pinigais kažkur tai reikalaujant, kad aš duodu jums pinigus ir jūs man prisukit čia varžtelius ir paleiskit mane sveiką ir laimingą. Kada aš pamyniau savo principus ir atsidūriau priklausomybės ligų centre lygiai toks pat narkomanas kaip ir kiti tenai. Ir matant žmonės, kurie tikrai nori sveikti, pas mane atsirado jėgų. Bet vėlgi, aš buvau priklausomybės ligų centre detoksikacijos skyriui. Visiškai nemokamai. Visiškai nemokamai ir apsuptas ne vienutėj, kaip anksčiau, kaip viešbutį, o apsuptas tokių pačių
priklausomų žmonių kaip aš ir kurie stengiasi sveikti. Bet vėlgi aš norėjau atsikratyti vienos medžiagos. Bet visus kitus įrankius man davė priklausomybės ligų centras. Jie mane nukreipė, jie mane detoksikavo, viskas ok, jie padarė tos pirmus žingsnius, ką darydavo ir prieš tai privatininkai, bet jie mane nukreipė sveikimo link. Jie pasakė, kad tu turi eiti truputį toliau. Tu negali dabar iš detoksikacijos išeiti. Yra tokia Minesotos programa. Aš nuėjau į Minesotos programą. Ir kai aš nuėjau į Minesotos programą ir aš grįšiu prie to, kai man reikėjo prisistatinėti alkoholikų, narkomanų ir kompulsyvių lošėjų, kur aš tikrai priešinausi, aš nesu toksai, aš čia kartais pažaidžiu, aš čia kartais alaus išgeriu, aš tiesiog esu narkomanas. Ir aš tiesiog nenoriu vartoti šitos medžiagos, o viso kita man ok. Labai griežtos taisyklės yra tenai. Bet noras yra didesnis. Ir aš laikausi taisyklių ir kiekvieną mielą dieną, ryte vakare aš prisistatinėjau, kad aš esu narkomanas, kompulsyvus lošėjas ir alkoholikas. Ir ačiū Dievui, ir ačiū jiems už tai. Ačiū už tai, kad įkrėtė kažkiek proto. Ir suteikė pagrindinius sveikimo įrankius. Pripažinti, kad aš esu bejėgis prieš savo priklausomybę, kad yra galingesnė už mane jėga, kuri gali grąžinti man sveiką protą. Ir kad vis dėlto yra Dievas, kokį aš jį suprantu. Ne tokį, kokį man primesdavo visą laiką. Kad Dievas nedaryk nusikaltimų, nes Dievas yra baudžiantis, eis į pragarą. Tai jeigu aš padariau nusikaltimą ir aš eisiu į pragarą, tai koks man skirtumas? Aš toliau darysiu nusikaltimus, nes aš jau paslydau vieną kartą. Bet kada aš atradau savo Dievą, kokį aš jį pats suprantu, ir kuris yra mylintis, ir į kurį aš galiu kreiptis, jeigu aš neturiu į ką kreiptis šiandien dienai, aš tiesiog galiu su savo malda, savo žodžiais kreiptis į aukštesnę jėgą, kuri mane apsaugos. Nes šiai dienai aš esu beveik 5 metai švarus nuo medžiagų, bet mano priklausomybė veikia kiekvieną dieną, kiekvieną mielą rytą. Aš atsikeliu ir aš nenoriu nieko daryti. Aš noriu užsidėti kaldrą ant galvos ir viskas, ir gulėti. Nes mano priklausomybė taip veikia, mano liga taip veikia. Bet aš turiu įrankius. Aš turiu įrankius ir aš turiu pažadėję savo, kad aš kelsiuos, eisiu valysiu dantis, eisiu prausiu veidą. Ir taip aš nusveriu priklausomybės svarstyklės. Nes kiekvieną rytą priklausomybė mane ima. Bet jeigu aš darau veiksmus, priklausomybės svarstyklės svyra į kitą pusę. Labai svarbu nepasilikti vienam. Šiandien dienai aš turiu daryti veiksmus kiekvieną dieną. Man nereikia kažkokių tai tablečių valgyti nuo priklausomybės. Man tiesiog reikia dirbti su savim. Man reikia daryti pauzes prieš sakant kažką tai. Man reikia daryti pauzes prieš darant kažką tai. Taip aš realiai galiu įvertinti situaciją ir pasekmes. Nei viena geriausia vartojimo diena neprilygsta blogiausiai dienai švaroje. Ir aš neturiu noro vartoti. Man priklausomybės liga mane veikia kitaip šiai dienai. Vartoti šiai dienai aš nenoriu. Aš visai kitaip galiu leisti laiką ir aš daug kur realizuoju save švaroje. Aš daug per gyvenimą, skaityk, iki 38 metų, nuo 12, 38, 26 metai vartojimo,
Aš labai daug ko nemačiau. Aš nemačiau saulėlydžio. Aš dabar atvažiuoju prie jūros, kaip šiandien. Ir aš šiandien vakare nueisiu ir pasižiūrėsiu saulėlydį, kaip saulė leidžiasi. Ir aš iš to kaifuosiu. Man tai bus, mane veš. Aš žinau, kad daugelis žmonių, netgi nepriklausomi, nepastebi tokių dalykų kaip saulėlydis, kaip paukščių čiulbesys, kaip žolė žalia, kaip gėlės žydi. Dėl to, kad jie labai užsijėmė savo galvoje. Šiai dienai reikia skirti laiko savo ir dirbti su savim, pasižiūrėti save iš šono. O jeigu aš negaliu pasižiūrėti save iš šono, aš turiu žmonės, kurie mane iš šono mato ir kurie man duos pastabas. Ir šiai dienai pastabas aš priemu kritiką ir priemu tai kaip pagalba man. Nes aš vienas lauke ne karys. Man reikalingi žmonės su patirtimi ir man reikalinga pagalba. Kiekvieną mielą dieną man reikalinga pagalba. Aš labai tikiuosi, kad bent vienas žmogus išgirdęs mane susiims, susikaups ir pasistengs išgelbėti save.